Gretchen Park viešbutis Kipre, Protaro mieste. Tyla, ramybė, paukščiukai čiulba. Fainos kaina registratūra, baldai gražus, klasikiniai. Koridoriai tvarkingi, bet kaip čia skaniai kvepia, labai. Standartinis Sea View kambarys. Gretchen Park. Gražus vonios kambarys, yra kosmetika, dušo kabina, viskas nauja, tvarkinga, džiovintuvas. Labai gražus kambarys, iš tikrųjų labai. Oi, kokie gražus vaizdai. Čia jau bus pulbaras Sirena. Vaikų baseiniukas. Ir čia per dešinę pusę mes artėjom link jūros. Per dešinę pusę išėjus iš registratūros. Nu va, žiūrėkite, dar neišpakuota šviežutėlė, vaikų žaidimo aikštelė. Atkreipiu dėmesį, kad aikštelė dengta. Tai yra didžiulis pliusas ir toks dėmesio parodimas savo svečiams, kad tėvams nereiktų rūpintis, ar gaus vaikai saulės smūgį ar ne. Palmių alėja, artėjom link jūros. Ir va, čia dar viena vaikų zona, pristatyta visokių dirbtinių gyvūnų. Bet graikai, tai tikriausiai ir kipriečiai mėgsta tas tokias skulptūrėlės po alyvmedžiais. Tualetai iš karto parodo, kur yra už vaikų žaidimo aikštelės. Jau paruošta vieta stogeliai gultams. Žolė gražiai nušienauta, žolė čia irgi yra toksai vienas iš taškų, kaip čia rodiklių, kad viešbutis tikrai tvarkingas, švarus, gražus ir aukštesnės klasės. Kavinukė ant jūros kranto. Čia viena iš tų viešbučių Kabo Marios kavinių, kur sakė, kad paplūdimyje turi 2 kavines. Labai gražių buganvilijų, tos raudonos gėlės yra buganvilijos. Buganvilijų ir pergolę mes pereinam prie jūros. Nekreipkite dėmesį į tuos žalias sienas. Užtrauktas čia tiesiog dėl to, kad vis dar vyksta baigiamieji viešbučio atidarymo ir remonto darbai. Na va, matot, ir čia bus galybė gultų, kurie turės vaizdą į jūrą. Ir išeinam dar. Va, viešbutis tai turi šiek tiek laiptukų, bet labai nedaug. Labai gražiai apželdintas, labai. Jau dabar gėlė šlaituose ir dar viena buganvilijų pergolė. O čia va šalia eina promenada, kuri tęsiasi 8 km į vieną ir į kitą pusę, palei visą Protarą. Ir paplūdimys. Kipre visi paplūdimiai yra valstybiniai, dėl to gultai paplūdimiuose visur, absoliučiai visur yra mokami ir gultas kainuoja 2,5 euro ir skėtis 2,5 euro už vienetą. Tai kaina yra tikrai nedidelė ir visur fiksuota. Nerealiai geras paplūdimys, įlankėliai, saugus su vaikais, nuoseklus va toksai nuolaidus įbridimas. Liuks, labai liuks. Pusryčių ir pietų restoranas. Gražus, tvarkingi baldai. Turi nemažai vietų ir lauke. Ir tiesiai iš restorano, va, ta pačia įeinam į barą, kuris dirba iki 1 valandos. Viešbutis nesu viskas įskaičiuota, tai be abejo viskas yra mokama, o kainos įdomumo dėliai pažiūrėsiu. Na, tarkim, Classic Daiquiri, Margarita 11,5 eurų, na ir panašiai. Gin Tonic 7,50, kainos tikrai įveikiamas. Fainas baras, turi lauko zoną, bet
sakyčiau, nelabai daug, kaip tokiam dideliam viešbutį nelabai daug vietų. Faini labai baldai, tikrai labai gražus ir va tame fone tokių augalų. Čia išeinam į to paties restorano, kur pro langą filmavau lauko zoną. Viskas švaru, grindys švarios, viskas tvarkingai ir va netgi ventiliatoriai vasarai būtų mums per karšta. Kairėje prie registratūros koridoriumi ateinam į sporto salę, vidaus spa zoną, vidaus baseiną. Ir jau matau, kad sporto salė tai labai geri treniruokliai. Sporto salė veikia nuo 8 ryto iki 8 vakaro, 11:15 3 kart per savaitę joga, 11:15 3 kart per savaitę vandens aerobika. Tai taip, kad kiekvieną dieną turėsite grupinės treniruotės, stalo tenisas, biliardas 2 eurai mokamas ir einam link vidaus baseino. Vidaus baseinas šildomas priklausomai nuo oro, jeigu šalta sezono pabaigoje, rugsėjas, spalio galas, tai yra šildoma, bet kaip ir girdėjot, kolegė sakė, prišyla nuo oro, dėl to, kad vat stiklinės pertvaros. Fainas. Ledų kampelis. Visokiausi ledų prie baseino. Ir ledų kainos €1,81 kaušelis, 2-3 eurai. Tai viešbutis aukštos klasės, bet kainos tokios tikrai priimtinos. Dar vienas bariukas. Fainai dušas. Da ir mes einam link jūros, viešbutis yra ant kalno. Fainai visur yra nuorodos, to the beach. Ir į paplūdimį einam va tokiais laipteliais. Gana aukštai esam. O paplūdimys tai nuostabus. Įlanka, smėliukas, seklu, matau tikrai labai toli seklu. O jeigu žmogus turi vaikščiojimo problemų, tai ne bėda, važiuoja golfo mašinytės, kurios nuveža į paplūdimį. O laiptų dešiniai šita nuostabi vieta, galvom galbūt gultai čia, bet čia ne. Vestuvių ceremonijam, tai iš tikrųjų vieta šventėj yra nereali. Labai gražu, vien tie medžiai kaip gražiai. Nu ir čia tas jų garsusis Cliff baras. Taip. Taip. Su vaizdu už milijoną.